Prie 40-ojo kelio, netoli Baltimorės, vyras kepa mėsainius ant grotelių. Karšta diena. Ore tvyro dūmai. Viena ranka pirčia mėsą, kita nusivalo prakaitą. Žmonės sustojo. Vairuotojai, vietiniai, pasiėmus sumuštinį, numeta kelis dolerius, pasako, kad skonis kiek kitoks, bet skanu. Niekas niekada nepaklausia, kas ten viduj. Vyras daug nešneka, nesijuokia, tiesiog linkteli. Kepa toliau. Paduoda kitą porciją. Milžinas, daugiau nei 6 pėdų ūgio, beveik 200 kg, bet tylus. Jie vadino mažyliu. Ir po tą pravardę, po tą grilio priedangą, slėpėsi kas kita. Kai kas tokio, ko ne vienas paragavęs nebūtų galėjęs įsivaizduoti. Tai Joe Metheny istorija. Vyras, kuris pavertė savo aukas mėsa. Ir ją maitino žmonės. Joe Metheny gimė 1955 metais Baltimorėje, Merilando valstijoje. Jis buvo tas vaikas, kuris minioje tarsi išnykdavo, kol galiausiai tapo per didelis, kad jo nepastebėtum. Paauglystėje jis buvo stambus, patyčios, tylus atstumimas. Visur jautėsi nepritapęs. Tėvas – alkoholikas, dingstantis kelioms dienoms, grįžtantis tik tam, kad paleistų kumštį. Motina – dirbanti 2 pamainas, kad išmaitintų 6 vaikus. Emociškai jos beveik nebeliko. Jis sakė, kad Joe turėjo normalią vaikystę. Joe sakė, kad jį apleido. Ir galbūt tai buvo pirmasis lūžis, pirmasis įtrūkimas stikle. Jis augo, ne tik ūgiu ir mase, augo ir tyla, kurį jis slėgė. Sulaukęs 19 įstojo į kariuomenę, tvirtino, kad buvo Vietname, kad ten įklimpo į heroiną. Tačiau dokumentai rodo, kad tai melas. Karas baigėsi anksčiau, nei jis spėjo ten patekti. Tačiau narkotikai buvo tikri. Grįžo jis netoks, koks išvyko. Po tarnybos kariuomenėje Joe Metheny negrįžo į šeimą. Jis tiesiog slinko per gyvenimą. Pirmiausia, sunkvežimių vairuotojo darbai. Lentpjūvės, šokinėjo nuo vieno prie kito, dirbdamas ilgas pamainas su rambėjusiomis rankomis ir negyvomis akimis. Stiprus, patikimas, tylus. Tiesiog dar vienas veidas tarp Baltimorės darbininkų klasės vargingųjų. Gyveno pigiai, moteliuose, statybų vagonėliuose, tose vietose, kur migsi lempos ir visada šaltos grindys. Vėliausiai rado pusiau nuolatinę stotelę, priekabą, stovinčią medinių padėkų įmonės aikštelėje, pietų Baltimorėje. Ten dirbo sargu naktimis, vienas. Jam tai patiko. Tyluma, jokių klausimų. Tuo metu narkotikai jau buvo kasdienybė. Krekas, heroinas, bet kas kelioms valandoms nutildytų jo vidų. Jis ne tik įkrito į tą pasaulį, jis jame nuskendo. Kartais vis dar paskambindavo savo motinai. Ji vėliau sakė, manau blogiausia, kas jam nutiko, buvo narkotikai. Ji taip pat sakė, kad jis kadaise buvo geresnis nei vidutinis mokinys, kad turėjo potencialo. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje jis susitikinėjo su moterimi, taip pat priklausoma nuo narkotikų. Jo 6-metis sūnus vadino jį tėčiu. Ir tai jam kažką reiškia. O tada, vieną dieną, 1994 metais, Joe grįžo po ilgos kelionės. Priekaba buvo tuščia. Jos drabužių neliko. Nei berniuko žaislų, nei vieno skambučio, nei atsisveikinimo. Jokios užuominos, kur jie dingo. Joe kurį laiką stovėjo virtuvėje. Tada ėmė viską daužyti. Pirmiausia kėdę, po to stiklinės duris, petančias į lauką. Daužė, kvėpavo kaip įsiutęs jautis. Tada įlipo į savo sunkvežimį. Kelias dienas važinėjo po Baltimorę, lyg apsėstas. Tikrino vietas, kuri kadaise lankydavosi. Laikini nakvynės namai, užkampiai, užkalti eiliniai namai, kur slėpdavosi narkomanai. Net palindo po greitkelio tiltu, kurį anksčiau pirkdavo dozes. Jos nerado, bet po tuo tiltu sėdėjo 2 benamiai. Šildė rankas prie laužo. Žmonės su savo gyvenimais, savo istorijomis.
Joe jų nenorėjo girdėti. Kai jis priėjo, jie pakėlė akis. Jis paklausė, ar jie jos nematė. Jie atsakė ne. Paklausė dar kartą. Vėl ne. Ir tada Joe pakėlė kirvį. Jis juos abu nužudė. Po kojomis srūvo kraujas. Joe akies krašteliu pastebėjo judesį. Žvejys. Gal viską pamatė, gal tiesiog nepasisekė. Kad neliktų jokių liudininkų, Joe atsikratė ir jo. Methany stovėjo iš 3 kūnų. 2 vyrai susmukę prie laužo. Žvejys veidu žemyn purve. Kraujas telkšojo aplink kojas. Iš žaizdų kilo garai. Jis ilgai nejudėjo. Vėliau sakė, kad nesuprato, kas nutiko. O gal nenorėjo suprasti. Vieną po kitą jis nutepė kūnus prie upės. Jokių maldų, jokių ašarų. Tik tamsus vanduo, ryjantis kūnus vieną po kito, be pėdsako. Jis žiūrėjo, kaip jie pranyksta. Tada įsėdo į sunkvežimį ir išvažiavo. Tai, kas nutiko po tiltu, jis palaidojo giliai. Ar bent jau manė, kad palaidojo. Joe grįžo iš ten kitoks, tylesnis, iš išorės ramus, gal truputį paranojiškas. Jautė, kad kažkas gali įvykti. Kruopščiai išvalė sunkvežimį. Išskalbė drabužius 2 kartus. Pradėjo rakinti priekabą net ir dienomis. Gatvėse pradėjo sklisti šnabždesiai. Kažkas apie 2 dingusius vyrus, kažkas pasakė, kad dingo ir žvejys. Bet nebuvo kūnų, nebuvo nuotraukų, nei vardų. Tik žmonės, kurie nepasirodė ten, kur visada būdavo. Joe dirbo toliau, svaiginosi, stengėsi išlikti nepastebėtas. Ir tada beldimas į duris. Policija. Ne krata, ne areštas, tiesiog klausimai. Joe atsakė ramiai, mandagiai, net pasiūlė kavos. Jie nieko nerado. tą kartą. Bet kažkas jų galvose įstrigo. Jo dydis, šaltumas. Vienas pareigūnas vėliau pasakė, kažkas buvo negerai su tuo žmogum. Jis atrodė sustingęs, lyg net oras aplink jį nejudėtų. Vis dėlto be įrodymų jį paleido. Ir taip jis vėl dingo nakties tamsoje. Jis atidžiai stebėjo gatvę, bet tyla nereiškia saugumo. Žmonės dingo. Ir Joe turėjo tą žvilgsnį, kuris įsirašė į atmintį. Galiausiai policija jį sulaikė, remdamasi vien įtarimais, nuojauta ir to sunkiai paaiškinamu nejaukumu. Tiesiog kažkas ne taip. Jis praleido 18 mėnesių apygardos kalėjime, laukdamas teismo. Be prisipažinimo, be liudininkų, jokio rūkstančio pistoleto. Ir svarbiausia, be kūnų. Jie ieškojo, išžvalgė upę, išrausė teritoriją už tos pačios padėklų įmonės, kur stovėjo jo priekaba. Bet nieko. Jokių įkalčių, jokių fizinių liekanų, tik keli dingę žmonės, kurių niekas per daugiausiai nepasilgo. Ta teisėjas neturėjo pasirinkimo. Joe Methany buvo paleistas. Be priežiūros, be įspėjimo visuomeniai. Tiesiog žmogus su greitu pykčiu ir ilga atmintimi. Vėliau kažkas tai pavadins sistemos žlugimu. Bet tada tai buvo dar viena užversta byla. Jis nebėgo. Tiesiog vėl įsiliejo į pasaulį. Ir niekas jo nesulaikė. Nei policija, nei teismai, nei pats likimas. Ir tada viskas prasidėjo iš naujo. Joe Methany buvo laisvas žmogus. Bet jis nesijautė laisvas. Buvusioji vis dar buvo dingusi, kartu su berniuku. Sakė savo, kad baigė ieškoti, bet vis dar stebėjo veidus gatvėje. Vis dar klausinėjo, vis dar parsivesdavo į priekabą moteris, dažniausiai sekso paslaugų teikėjas, tikėdamasis, kad bent jau viena iš jų kažką žinos apie buvusiąją. Ir kai jos negalėdavo nieko pasakyti, jis jas nužudydavo. Šį kartą kūnų į upę jis nemetė. Buvo gudresnis, atsargesnis. Priekaboje dirbo metodiškai, be panikos, be kraujo balų.
sukapodavo kūnus, išrūšiuodavo dalis. Mėsos gabalus, šlaunis, pečius, nugarą dėdavo į plastikinės dėžutes, kurias nusipirko parduotuvėje. Pažymėdavo, sukraudavo, tvarkingai lyg vakarienės likučius. Kas netilpdavo, užkasdavo žvyrę už padėklo aikštelės. Tyliai, švariai. Ir net tada jis dar nebuvo baigęs. Dar ne. Vieną naktį jis atidarė šaldytuvą, išėmė paketą, nuplėšė plastikinę plėvelę. Pajuto svorį delne ir jam kilo mintis. Jis sumaišė žmogaus mėsą su kiauliena, suformavo kotletus, užkūrė grilį. Jei gerai pagardini, niekas nepastebi skirtumo. Jis įrengė pakelės prekybos tašką prie 40-ojo kelio. Šaldytuvas, grilis, iškaba. Šviežia mėsa. Sustodavo vilkikų vairuotojai, vietiniai, šypsojosi, valgė, sakė, kad tokio skonio neragavę niekada. O Džiau stebėjo. Stebėjo kiekvieną kąsnį. Stebėjo, kaip jie praryja. Jis nebeslėpė kūnų. Jis jos maitino svetimiems žmonėms. Tai veikė. Niekas neklausė, iš kur ta mėsa. Niekas nesistebėjo, kodėl toks kaip Džiau, naktinis sargas, gyvenantis priekaboje, staiga pradėjo kepti mėsainius šalikelėje. Mėsainiai buvo pigus, karšti, su dūmo skoniu. Niekas per daug nesigilino. Tad Džiau tęsė. Savaitgaliais įsirengdavo pakelės grilio tašką, savaitės dienomis medžiodavo. Visada tas pats tipažas. Moterys be vietos gyventi, priklausomos, vienišos, pamirštos. Pasiūlydavo pastogę, gal šiek tiek pinigų. Jos grįždavo su juo į priekabą ir iš ten jau niekada neišeidavo. Jis jas išnaudodavo, nužudydavo, sukapodavo. Mėsa keliaudavo į plastikinės dėžes, kaulus į negilias duobes, už priekabų ir grilio dūmų. Tai jau nebuvo būdas atsikratyti įkalčiais. Tai buvo apie kontrolę, galią, asmeninį pokštą, kurį žinojo tik jis. Ir kaskart, kai produktas baigdavosi, jis tiesiog susirasdavo naują žmogų. Jos vardas buvo Rita Kemper. Moteris su sunkia praeitimi, priklausoma, lengvai patikli. Galbūt tiesiog beviltiškai ieškanti saugumo. 1996 m. gruodžio 8 dieną ji vartojo narkotikus kartu su Metheny jo priekaboje už padėklo aikštelės. Kai jie atsisakė santykiauti, jis įtūžo, puolė ją vytis ir daužyti. Kaip ji vėliau liudijo, jis pasakė, kad nužudys mane ir palaidos miške su kitomis merginomis. Bet desperacija aštrina instinktus. Kai Džiau trumpam sustojo ir atsuko nugarą, Rita pabėgo. Pasomis, be palto, gruodžio šaltis smelkėsi į plaučius. Ji bėgo per kiemą, pro sukrautus padėklus, metalo nuolaužas, širdis daužėsi kaip kūjis. Ji klykė, parkrito ir vėl klykė. Ir tada policijos žibintai, patrulinis netoliese. Ji bėgo tiesiai į šviesą, šaukė jo vardą, rodė pirštu. Praėjus mažiau nei valandai, Džiau Metheny jau buvo surakintas antrankiais. Pirmą kartą jo rutina, jo slapta sistema pradėjo byrėti. Ta naktį Džiau Metheny buvo suimtas. Tačiau Ritos pabėgimas nebuvo pabaiga. Tai buvo pradžia. Policija iššukavo priekabą, sunkvežimio aikštelę, visas tamsias vietas, kur Džiau dirbo ir stebėjo. Jie rado įkalčių, rodančių, kad nužudytas 2 moterys. Kathy Ann Magaziner, 39, motina įklimpusi į priklausomybę. Jos niekas nepasigedo ištisus mėnesius. Jos palaikus aptiko užkastus už padėklo aikštelės. Bet jos kaukolė buvo dingusi. Kimberly Spicer, draugams žinoma kaip Kathy, jauna, kadaise kupina vilčių, bet kai sutiko Džiau, viena ir pažeidžiama. Jis paslėpė jos kūną po šiukšlėmis darbe. Vienas bendradarbis, kuriuo Metheny pasitikėjo, pranešė policijai. Metheny buvo paprašęs jo padėti paslėpti kūną. Vietoj to jis nurodė vietą pareigūnams. Metheny kalbėjo apie daugiau, daug daugiau. Vyrai,
moteris, nežinomi žmonės, tyliai pranykė miesto pakraščiuose. Bet policija rado įrodymų tik apie šias 2 aukas. Joe prisipažino, ir vyras, nuo kurio bėgo Rita, pagaliau buvo už grotų. Ta naktį jie jį paėmė iš priekabos, stovėjusios už padėkų įmonės, ir atvežė į tylų kambarį Baltimorės nuovadoje, be advokatų, be pasipriešinimo, tiesiog stalas, kėdė ir žmogus pasiruošęs kalbėti. Joe Metheny nedvejojo, nesiderėjo, tiesiog pradėjo kalbėti, tik būtų ilgai laukęs, kad kas nors jį išgirstų. Aš sunkiai sergantis žmogus. Nužudžiau daug žmonių, gal 10, gal daugiau. Pasakojo apie Keitį. Sakė, kad jį maldavo. Sakė, kad ją pasmaugė, palaidojo už aikštelės. Po 6 mėnesių grįžo, iškasė kaulus, nukirto kaukolę ir išmetė. Apie Kimberly Spicer kalbėjo lyg apie eilinį darbą. Dūrė peiliu, paliko kūną po senomis lentomis. Kitą rytą atėjo į darbą, lyg nieko nebūtų nutikę. Tada jis pasakė kažką, po ko kambarys sustingo. Trumpas tylos momentas, lyg būtų tai repetavęs. Išpjausčiau mėsą, sudėjau į dėžes, sumaišiau su kiauliena. Pardavinėjau nepažįstamiems. Niekas niekada nesiskundė skoniu. Kai paklausė kodėl, jis tik gūžtelėjo pečiais. Gale, jaudulys, man patiko. Ir tada paskutinė tiesa. Vienintelis dalykas, kurio gailiuosi, kad nenužudžiau tų 2, kurių iš tikrųjų ieškojau. Savo buvusios ir to šuns, su kuriuo jį pabėgo. Teisėsauga pagaliau ėmėsi veiksmų. Joe Metheny buvo apkaltintas 2 patvirtintomis žmogžudystėmis. Katie Magaziner ir Kimberly Spicer. Jis pripažino savo kaltę, nesiginčijo, neprašė jokio susitarimo. Prisiekusieji skyrė jam mirties bausmę. Iš pradžių nuspręsta, kad nusikaltimai buvo sunkinantis. Žiaurumas, kruopštus kūno atsikratymas pakako egzekucijai. Tačiau 2000 metais Marylando apeliacinis teismas panaikino mirties nuosprendį dėl techninės klaidos. Apiplėšimas, susietas su Katie nužudymu, įvyko jau po jos mirties, o ne prieš. Tai pašalino teisinį pagrindą sunkinančiam kaltinimui dėl žmogžudystės. Techninė detalė. Vietoj to Metheny gavo 2 laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės, be galimybės išeiti lygtinai. O kaip dėl kitų? Jis prisipažino nužudęs mažiausiai 10, gal ir daugiau. Įvardijo benamius, sekso paslaugas teikiančias moteris, žmonės, kurie tyliai dingo iš miesto pakraščių, bet be kūnų, be fizinių įrodymų. Prokurorai jų bylose negalėjo pasiekti teisingumo. 2 moterys, oficialiai pripažintos mirusiomis. 8, gal 10 kitų, amžiams pradingo užmarštyje. O Joe Metheny už grotų. Tiesiog laukė. 2017 rugpjūčio 5 diena. Vakarų pataisos įstaiga Cumberland, Marylandas. Sargybinis eidamas patikros ratą rado Joe Metheny nereaguojantį kameroje. Jis gulėjo veidu į grindis. Jokių kovos žymių, jokių žaizdų, jokio raštelio. Tik tyla. Ta popietę jis buvo paskelbtas mirusiu. Jam buvo 62. Oficiali priežastis – įtariamas perdozavimas. Tabletės. Niekas nežino, kaip jis jų gavo. Kai kurie mano, kad jis nusižudė. Kiti, jog buvo nutildytas. Bet tyrimo nebuvo. Jokių antraščių, jokių lankytojų. Niekas neatėjo atsiimti kūno. Jo nusikaltimai gyvena toliau. Bylose, košmaruose. Sako, kad pabaisos neegzistuoja. Kad tai, ko bijome, tik vaizduotė. Pasakos, košmarai, nieko daugiau. Bet Joe Metheny buvo tikras. Jis turėjo vardą, šaldiklį, grilį. Ir žmonės valgė tai, ką jis gamino. Jei tokios istorijos tavęs nepaleidžia, esi ten, kur reikia. Prenumeruok. Lik šalia.